Antroji dalis pagaliau mano viešnagės Romoje. Plaunu galvą, nes tikrai žiauriai karšta, kaip jau sakiau pirmoje serijoje. Turiu tokią nuojautą, kad šitas dalykas nėra originalus. Tikrai, pažiūrėjau, kad čia jau renovuota buvo. Tokio cemento nebuvo tais laikais. Labai čia viskas šiuolaikiška, sakyčiau. O čia žiūrėkit, yra lentelė parašyta, kad tenais ant žolės negalima varyti, o žmonės varo. Ir darbuotojai stovi ir prašo visus išeiti. Žmonės, aš pamenu, aš čia esu buvęs. Aš pamenu šitą vietą. Buvau čia prieš 20 metų. Prieš 25 mes eisime vidų. Panašu į Triumfo arką. Netokia didelė, bet irgi nebloga. Liūdna, bet mes negalim eiti vidų anksčiau nustatyto laiko, taigi mes turim palaukti dar 1,5 valandos, einam kažkur, išgert arbatos, kavos ir vėliau mes grįšim čia. Vien mopedai visur. Ganėtinai sudėtinga rasti vietą viduj, nes visur viduj yra kondicionuojama, tai fulbukas. O laukia tai gali pabūt, bet laukia, matot, visas suprakaitavęs. Maikė visa. Stasiko maikė irgi nekokia. Tas pats šūdas. Jeigu jūs atvažiuojat į Romą, atvarykit sausį. Žmonės, kiek jūs žinot, mes turėjom laukti 1,5 valandos, kad papult pagal mūsų tvarkaraštį į Kolizėjų, tai mes likom Alubaryje, išgėrėm alaus, tai kainavo mums 300 eurai. Žinot, kai aš paprašiau sąskaitos, jis atėjo, davė sąskaitą, aš sumokėjau 33 eurus ir jis sako, please, eik iš čia, kiti žmonės laukia, gracija. Hujacija, sakau jam. Lauk 5 minutės. Lauk, kol mes čia dar pasėdėsim. Aišku, mes išėjom, bet tai yra nenormalu, taip neturi būti. Galiausiai mes ateinam į Kolizėjų ir eisim į vidų, kaip tik dabar. Keli momentai, kelios sekundės ir mes jau būsim viduj. Dabar jie pasakė mums, kad mes galim ateiti 15 minučių anksčiau mūsų laiko. Tai yra 16:30. Dabar 16:14 ir aš patikrinsiu, ar galima papulti į vidų anksčiau laiko. Jeigu taip, tada jie meluoja. Parodykit man savo kortelę ID. Sakau, neturiu. Tada parodykit nuotrauką. Aš čia braidu ieškoti savo nuotrauką Facebook'e. Jis sako, ne, šita dokumentų nuotrauka. Tai va, turėjau visgi dokumentą, išsikalinėjau, bet praleidau. Tai 16:14 ir mes jau viduj. Taigi, žmonės, mes viduje. Ir kol kas aš matau tik užrašą, kad negalima laipiot ir negalima rašinėti ant sienų. Grafičio negalima. Bet ar čia yra kažkas įdomaus viduje? Pažiūrėkime. Nieko ypatingo čia nėra. Eisim dabar viršų ir pažiūrėsim, galbūt ten yra kažkas įdomaus viršuje. Vandenukas pagert nemokamas. Žinokit, išoriai man patiko labiau negu čia viduj. Bet kiekvienam savo. Galbūt kažkas pasikeis. Visą laiką angliškai šneku. Sorry. Gyvas vertimas. Aš manau, jūs matėt šitus vaizdus jau tūkstančius kartų, bet prašau, pasigrožėkit dar kartą mano filmuotų.
Čia tikrai ne old schoolas. Apeisiu dabar ratuką aplink. Vaikštau, bandau rasti ką nors gražaus. Visur griuvėsiai. Standartas, kaip sakoma. Ką aš galiu pasakyti? Jeigu jūs varot į Romą, nebūtina galbūt eiti į vidų į Kolizėjų. Aplink tikrai daug gražių vietų, bet perkat bilietą už 30 eurų. Galite eiti aplink, bet jeigu jūs norite tikrai papulti į vidų, jums reikės laukti savo nustatyto laiko, kad užeiti į vidų. Kaip tu, mieloji, suvenyrų parduotuvė viduj su kondicionavimo įranga. Aš manau, geriausia dovana man šiandien. Aš pamečiau savo draugus, batarkė mano telefonai sėda, mano draugų batarkės telefonų irgi sėda. Aš nežinau mūsų viešbučio pavadinimų, aš nežinau, kur mūsų viešbutis, kaip ten dasibraut. Ir aš nežinau, kaip rasti mano draugus. Žilvinai, Stasikai, kur jūs? Ura! Labas, aš juos radau. Jie manęs ieškojo, o aš jų ieškojau. Radom viens kitą. Gyvensiu. Miela, kad žiūrit, viso gero. Juokauju. Jeigu jūs sumokat ekstra sumą, jūs galit gauti maksimalų vaizdą gražiausią. Einat į tą aikštelę, nežinau, kiek tai kainuoja, ir nuo ten galit daryti gražias nuotraukas. Būtent iš centro. Bet man irgi visas full experiences iš čia. Aš galiu ištiesti savo ranką ir puikiai gaunasi nuotraukas labai fainas. Kodėl? Ne. Puiku. Aš noriu pasėdėti. Pasėdim. Nepasėdim. Sako, kad aš esu kupinus energijos, reikia valyti iš čia. Nedaug beliko. Na, viskas. Ačiū Kolizėjau. Patiko. Viso gero. O žiūrėkit, koks tuningas. Sport. Hyper Turbo Ultra. Limited Edition. Geras poliukas. Žilva. Verta. Verta. Taigi, mes dabar varom atgal į viešbutį, pailsėt ir po poros valandų mes eisim atgal į miestą, pavalgyt. Tikrai sudėtinga diena dėl karščio. Aš tikrai pavargęs, bet jums tai tikrai, žinot, kontentas, žiūrit video. Aš tikiuosi jums patinka, tai please like, share, comment and subscribe my channel. Likinat ir aš labai dėkingas už tai, o mes varom toliau. Viešbutuks, home sweet home, sakau. Galiausiai. Dainuoju. Bobber. Kurva. James Bobber. Dabar mes prisėsim šitoj gražiai vietoj. Pasimėgaukim griuvėsiais ir čia valgysim. Radau sriubą už 20 eurus. Pagalvoju, kad valgysiu ją kitą kartą. Paėmiau ančiuvių. Tikiuosi, bus labai skanu. Mūsų banda nusprendė nueiti link Kolizėjaus vėl, padaryti vakarinės nuotraukas. Tai prašau, pasimėgauti kartu su mumis. Didžiulis kiekis žmonių. Nieks nesikeičia. Moterų kojos, berniukų kojos. Kojos yra visur, nes karšta. Rytoj mes grįžtam atgal namo.
Šiandien mes padarėm 25 km pėstute. Tai yra kosmosas. Tai buvo tikrai sudėtinga ir aš manau, kad galbūt sudėtingiausia vaikščiojimo diena mano gyvenime dėl temperatūros. Mes jau buvom šiandien dieną čia, dabar vakaras. Girdim gražią muzikėlę. Išgirsim dabar mažiau gražų dainavimą. Bet mergaitės stengiasi. Flipin nerealiai. Jinai tikra profesionalė. Nu čia aš vertėjauju. Linkiu tau sėkmės. Naktinis gyvenimas. Romos naktinis gyvenimas. Multipla, mano meilė. My lovely multipla. Ėda visi, ėda. Nuolatos. Taigi va, mūsų viešbutis. Mes grįžom, šiandien ko gero viskas. Išgersim dar po vieną gėrimą ir tai bus ko gero viskas. Pasimatysim rytoj. Neišsijunkit. Rytas, 11 val. Ryto, aš jau išėjau iš viešbučio, einu susitikti su savo draugais, jie išėjo į Vatikaną, apie 6 km man reikia varyti, aš pačytinsiu, paimsiu elektrinį dviratį, nes mano kojas nebepaveža po vakar. Buvo tikrai sudėtinga diena. Taigi, mes turim dar čia 5 ar 6 valandas pabūt, po to mes važiuojame į aerouostą ir pabandom praleisti šitą laiką kartu. Pažiūrėkit, ant kiek karšta. 11 valanda plus 31. Ir vėl tas Kolizėjus. Važiuojant su dviračiu labai gera idėja, nes apipučia vėjas, ne taip karšta. Tikrai karšta ir šiandien. Nanotechnologijos, žiūrėkit. Išjungiai, įjungiai. Įmetei pinigėlių, gali jungt rubilniką. Aš tai nemečiau, bet patikrinau. Kas man patinka, kad visur daug vandens, nemokamo ir skanaus. Jo reikia. Jūs galit pasirinkti liftą, kad varyt į viršų, tai kainuoja 10 eurų, arba pėstute 8 eurai. 551 laiptelis, jeigu pėstute, o jeigu už 10 eurų, tada ten 320, man atrodo, tai 200 laiptelių sutaupot. Mes einam į viršų, pėstute už 8. Pas mane draugas yra, kuris italas yra, of course, bellissimo. Grazie, hujacija. Aš noriu paskaičiuoti visus tos laiptelius. Jau 5 minutės varom, nėra paprasta. Ir plus labai duslu. Mes praėjom pusę kelio,
Ir dar žiūrėkit, kiek varyta viršų. Varai. Nesibaigia. Oh, yeah. Liuk. Look. We are halfway Mes up, pusiaukelį as I understand. iki viršaus, kaip aš suprantu. Nebus taip miela, kaip buvo tik iš. Давай. Ir vis siaurėja. Oh. Fotosesija, pozuojam, kaip sakom. It's too tight here. Labai iš šonų mažai praeina, siauras praeimas. Ir jisai kampu, matot, eina toks, kadangi čia kupolas. Кстати, 50. Ką aš čia filmuoju? Kreivai. O, čia matosi It's an angle. tas kampas. Go up. Oh. Фу. Nepraeis, kamštis garantuotas. Ir dar siauriau. Oh dear. You think that the stairs cannot get any smaller, but they do. Mergaitė man už nugaros sako, kad tikėjusi, kad jau It is not so easy. siauresnio įmo nebus, bet jisai vis siaurėja. Pagaliau viršuje. Finally. We're here. Let's check. Is it Nu ką, worth to- patikrinam, ar verta buvo čia lipti pusvalandį. 551 laiptuką. Matot? Aikštė Vatikano. Tikrai verta ateit, bet More energy. jūs tikrai turite daugiau energijos nei aš turiu, nes tikrai vos gyvas. Aš tą padariau, bet tai buvo tikrai sudėtinga. So also. Jūs matėte tą. Tai ką žmonės, čia mūsų išėjimas. Einam žemyn. Čia nėra vietos visiškai. Jie nori įsigyti autentikos Authentic gifts. iš Kinijos. Mano geriausias draugas. Ei, stovėk vietoj. Kur tu sukies? Holy Wateris. Mes jau beveik apačioje. Several steps Keli to go. laiptukai ir viskas. So, Taigi, it was a nice experience. tai buvo labai faina. Thanks for my Ačiū Žilva. friend. It's okay. Without Jeigu him, ne I jisai, wouldn't go aš there. neįčiau čia, bet It is labai good. faina. Really good. Now we are going Dabar mes einam to have some dinner, ką nors maybe, suvalgyt, some beer, and galbūt in alaus 1.5 išgert hours ir we are traveling po back pusantros valandos mes jau judėsim link aerouosto. airport and Ir Home sweet važiuosim home. namo, home sweet home. please welcome. Prašau, a lot of pasitikėt original stuff. daug Louis originalaus Vuitton, stafo, Versace. Louis Vuittonas, Versace. everywhere, huge Ir buildings. visur didžiuliai pastatai labai aukšti. My friends Man decided draugai to eat nusprendė cholesterol bomb. pavalgyti cholesterolio bombą. I told Aš pasakiau, him, Žilvinui, Žilvai, no, I don't aš want. nenoriu, Jau jie prašytų siūlė, No way. aš tai nevalgysiu.
No way. Limoncelli, limongracelli. And that stuff O čia called vadinasi affogato. Buon appetito. Bon apetito. This one looks Šitas good. atrodo gerai, šitas atrodo negerai. We are buying Mes spaghetti. perkam spagečius, Importing to Lithuania. importuojam į Lietuvą. Mes su taksu važiuojam dabar už 55 eurus į aerouostą. Pusę valandos kelio 28 minutės. Tai yra fiksuota kaina iš Romos miesto centro visiems taksam. Mes jau vietoje einam į čekiną, sumokėjom, kaip aš sakiau, 55 eurus ir dar 5 eurus davėm arbatpinigius. Ir taksistai į Romui irgi labai mėgsta grinus pinigėlius. Milijonas nuolatinių išvykų, pažiūrėkit, čia yra nuo 3 iki 5:30, per 2,5 valandos, pažiūrėkit, kiek reisų, nerealu. Kilbasa. Aš paimsiu porą limoncello. Paėmiau biškį dovanų. Dabar mes turim dar porą valandų palaukti. Einu kur nors prisėsti. Žiūrėkit, kiek žmonių, koks didžiulis aerouostas. Reikia pizzas man nupirkti dovanų. Nežinau, ar įmanoma skristi su pizza, bet aš žadėjau atvežti, tai einu pabandysiu įsigyti pizzą ir ją išvežti į Lietuvą. Focacciavą perku, pakuoja, dar vieną maišelį paprašiau ir bus viskas zašibys. Pizza, tu keliausi daugiau nei 2000 km. Blemba baisi kokia, pažiūrėkit. Galiausiai mes jau einam link įlaipinimo. 3 valandos skrydžio beveik. Buvo čia faina, bet labai faina ir grįžti namo. Tai ačiū Jums labai už tai, kad Jūs žiūrėjote šitą video. Greit pasimatysim. Like, share, comment, subscribe my channel, kaip sakoma. Ir iki.